Trečiadienio naktį prieš vidurnaktį pranešta, kad netoli Vievio dega medinis namas. Kai atvyko ugniagesiai, jo stogas jau buvo sukritęs. Alesninkų kaimas. Tai yra naktį čia įvyko skaudi nelaimė. Prieš vidurnaktį, maždaug be 20:12, buvo pranešta, kad dega medinis vieno aukšto namas ir viduje gali būti žmonių. Tai tarnybos atvažiavo, rado žmogų, ištraukė, pradėjo gaivinimą, bet jau kaip buvo, jau kaip ir... O gal jau aišku, kas degė, stogas? Jau atvira liepsna, jau degė jau stogas jau. Priežastis dar nelabai aiškiai. Nu, kad nelabai aiškiai, jau kad vyksta tyrimas dar kaip ir. Čia 4 autocisternos, ką tik buvo dar įvykio vietoje. Žmogus jau buvo be sąmonės, jis buvo gaivinamas, kol atvyko medikai. Deja, maždaug 20 minučių po vidurnakčio konstatuota, kad žmogus mirė. Na ir teko kalbėti su kaimynais. Jie minėjo, kad žmogus gyveno vienas, vyras. Kodėl įvyko nelaimė, dar neaišku. Ugniagesiai atlieka tyrimą ir dar čia vyksta, matote, gesinimas iš namo vidaus. Mėtomi degantis baldai ir čia pat ugniagesiai vandeniu perpilinėje gesina tos baldus. Stogas jau nudegęs namo, nebelikę, vidus taip pat išdegęs. Na, likę iš namo tik tai sienos kol kas. Tiek mes galime matyti. Dar kelios autocisternos dirba įvykio vietoje ir iš visų pusių keliais švirkštais likviduojamas gaisras. Ugniagesiai su kopėčiom mėgins nuo stogo, o čia iš kitos namo pusės taip pat vyksta panašus darbai, kaip ir iš ten, kur ką tik matėte, pro langus tiesiog išmeta ugniagesiai degančius daiktus. Čia yra Elektrėnų savivaldybė, Vievio seniūnijos Alesninkų kaimas, Užupio gatvė. Čia visai netoli Vievio yra, visai šalia Kazokiškių sąvartyno. Štai tokia nelaimė įvyko. Ugnis pasiglemžė žmogaus gyvybę.